Senoje gudžioje girėje susitiko du slibinai. Na va, ir susitikom prieš valandą suskambinę. Ir ta, kaip mes čia pradėsim, aš manau, turiu tokią temą galvoje, kurią aptarė mane. Ar prieš pradant temą turi gal kažką pasakyti? Ne, okay. Ačiū, kad pakvietei. Šiaip iš tikrųjų toksai pirmas man irgi įdomus aš biškį tave pertrauksiu. Jeigu tu galvoji, kad čia aš tave pakviečiau, tai žinok, tu čia nežinau, seniuk, tu čia sutartį pasirašai. Pirmi metai bandomasis, žinai, paskui tik tais. Sakykim taip, pasiūlį, gerai, nepakvietė, aišku, kad pasiūlį šitą idėją. Casting suggestion. Jo, casting suggestion, neišmešiau saivom ir dabar aš čia. Manau, galim pradėti. Jo, tai mūsų tema šiandieną tokia, nežinau, įdomi kaip kam. Jeigu taip trumpai, tai kaip susikurti įdomų veikėją. Įdomų veikėją tai iš roleplay pusės. Mano nuomonė. Taip, tik tai aš gal toksai galvoju, žinai, mes kai kalbėjom su tavim ir aš taip apgalvojau tas temas, apie kurias padiskutuosim, reikės gal vis dėlto paminėti, kad yra žaidėjai, kurie pradeda dabar tik taip žaisti, naujokai visiškai, ne? Tai tas roleplayus, jisai kaip ir svarbus, bet kartais nereikia labai jį akcentuotis. Čia gal šitas dalykas būtų labiau aktualus, ne vien tik tai naujokams, bet ir tiem, kas, žinai, pradeda jau nebe pirmą kartą žaidžia ir gal galvoja, kaip pagerinti savo veikėją. Aš taip galvočiau. Jo, aš manau, čia gerai pridūrė ir dar vienas dalykas tai, kad nereiškia, kad dabar čia visi turi būtent kurti kažkokį tai heavy roleplay veikėjus, ne kiekvienas stalas skirtingas, kiekvienas dėmas nori skirtingų dalykų, čia mes šnekam tikriausiai tai, ko mes norėtumėm. Taip. Utopiniam pasaulyje. Kokie būtų D&D, žinai. Taip, bet kalbant apie jo veikėjus, kaip yra sukurta, galim pakalbėti apie tą gerą veikėją, sakykime, ne idealų, bet gerą veikėją. Ne, tai taip, idealaus paslaučių neskleisim, nes patys iš tokių žaidžiam. Tiek realybė, tiek žaidime. Tai aš manau, čia kaip ir užsirašiau, pirmieji žingsniai, ne, kuriant veikėjo konceptą. Čia mes kaip aptarėm, ne, kaip Samas Riegel iš Critical Role pradeda nuo trūkumų kūrimo. Taip, šitas dalykas man jo iš tikrųjų labai patiko. Idėja iš tikrųjų patiko, nes niekada aš pats taip negalvodavau, kai kurdavau veikėją. Visada mano filosofija būdavo, žinai, susikurt vardą, kaip ten sako, kaip laivą pavadinsi, taip jisai rais. Bet idėja, kurią pasiūlė tas Sam Riegel, kad tu gali paimti ir iš pradžių sugalvot trūkumą savo veikėjo kažkokį charakterio, tai yra, kad kažkoks neigiamas jo dalykas, neigiama kažkokia jo įprotis kažkoks, kad jis pradeda nuo to ir paskui tada pradeda vystyti. O kodėl tas veikėjas būtent tapo toks, o ne kas atsitiko jo gyvenime, kas privedė prie tokio neigiamo dalyko, pavadinkime taip. Tai vat, man tas dalykas labai, būtent kuriant veikėją, labai pasidarė įdomus. Jo, gaila, aš nepradėjau, kaip sakyti, savo antrą veikėją būti nuo trūkumų. Manau, tie trūkumai užgimė šiek tiek vėliau. Aš pirmą bandžiau sugalvoti, tikriausiai gerai, ne, mano veikėjas šitą dabar nenori bus Adventuring Party, kažkur tais išvykęs ir taip toliau. Ir kas prie to privedė? Kas nutiko? Nu, čia, žinai, vėlgi, neturi būti, manau, kažkoks tai Titaniko nuskendimo dydžio veiksnys. Užtektų to, žinai, kad kažkas gali būti minimalus. Ir taip, ir apskritai gali būti, kad galbūt viskas netgi buvo gerai, kaip variantas, nėra, ir galbūt tai vyksta tik sesijas. Bet manau, jo, čia tasai Samo Riegelo variantas su to trūkumų sugalvojimu. Jis yra įdomus, jo, bet kaip ir gerai sakai. Bet ne kiekvienam išeis. Ne kiekvienam išeis ir gal ne kiekvienam būtina to daryti, nes iš tikrųjų kartais tie trūkumai gali atsirasti, prasme, veikėjo vystimasis vis tiek, kai žaidėjai, ką turi atsiminti, ypač naujiems žaidėjams, kai pradeda žaisti šitą žaidimą. Vis dėlto tai yra komandinis žaidimas.
taip, jūs galite padaryti kiekvieną savo veikėją individualistą ir tada tas veikėjas nelabai dirbs su komanda arba vos netrukdys jai, bet tada klausimas kyla logiškas, kam tiem kitiem veikėjams būti kartu su tokiu veikėju, arba kam iš viso jie kartu turi kažką daryti, kas juos verčia. Nebent settingas yra panašaus, sakykime, kaip kaip Suicide Squad, kurie neturi kito pasirinkimo, kaip dirbti kartu. Irgi įdomi tema ir galima tai daryti. Bet visada naujokams, ypač mano pasiūlymas toksai, pradėti žaisti su tą mintim, kad jūs dirbsit kartu. Tas jūsų veikėjas gali turėti kažkokį blogą įprotį, gali turėti kažkokią tą paslaptį tamsią ir panašiai savo istorijai, bet jisai vis tiek turi turėti motivaciją tam, kad dirbti su komanda, tam, kad dirbti su tais žmonėms, su kuriais, su tais veikėjais, prie kurių sėdi stalą kartu. Jo, tikrai. Nes kitaip, tai gausis neįdomu, tada prasme, kam tas žmogus sėdi, kam jisai turi būti mūsų komandoje, jeigu jis pastovi mumis tik apiplėšė ir dėl jo papuolam kažkokias situacijas negeras. Jo, tikrai nedėjimo darbas yra, nesupykit, klausantis, prakaituoti dieną naktį ir galvoti, kodėl dabar šitas raugas, asasinas, vagys, žinai, ir dar 100 minusų turi staiga su paladinu ir su kleriku kartu, žinai, eiti gelbėti pasaulį. Ne, tai čia jūsų, kaip sakyti, čia gali būti bendras pastangos, bendros. Ir aišku, idealiam pasauliu ir turėtų būti bendros pastangos, kad tu atsisėdi su dėmu ir kalbėsi, dabar aš noriu taip ir taip, mano veikėjas tokius trūkumus turi būti, kaip aš galiu šitai pritrauk prie to pasaulio. Tai va šitą sesiją 0, ne vadinam. Bet čia dėmo dalykai, bet čia tas pirmas žingsnis, aš manau. Bet kalbant taip, dėl žaidėjo pusės, o prie to mūsų pirmo punkto, kokie tai pirmieji žingsniai, apie ką galvot. Visada, aišku, pakalbėkit su DM-u, koks yra pasaulis, ko jūs galite tikėtis iš to pasaulio arba iš tos lokacijos, kur jūs žaisite, iš tos istorijos, ką yra sugalvojęs DM-as, ką jis ruošia jums. Ir tada, žinai, pagalvot, koks bendrai ten 2 žodžiais tu nori, kad tavo veikėjas koks būtų. Aš siūlau visą tą skeletą padaryti, kas tas tavo veikėjas. Kokia jo rasė, kokia jo klasė. Pasirinkė ir tada jau galvoji, o kas jis buvo prieš pradedant savo nuotykius ir kodėl jis pradeda tos savo nuotykius. Iš tikrųjų, šitie dalykai labai gerai yra aprašyti ir knygose, tam pačiam Player's Handbook. Daugiau, man atrodo, Zanataras Guide to Everything šitoj knygoj, ten daugiau išsamiau padeda žaidėjams sukurti to veikėjo prieš istoriją. Ką dažnai praleidžiu, aš sakyčiau, nebūna žmonės net... Taip. Žmonės būna neatsisėda, nepaskaito pilnai to Player's Handbook, būna, aš ir nebūtina, aišku, bet aš bent jau asmeniškai, manau, visą perskaičiu bent jau porą kartų, tos nebūtinai visas klasės rasės, bet būtent tą visą įžangą, kur šneka Dungeon Master Guide, aš irgi perskaičiau. Tikrai pažadu. Tai va, tas pirmas žingsnis, ne, ir yra, kai atsisėdin. Dabar gerai, sugalvojau savo klasę rasę. Ir mes turim dabar su visą gausa knygų. Mes turim Arakorą, mes turim Leoniną. Taip, prašau, atleidžiu. Jeigu taip kalbant, tai aš, žinai, kad pertraukiu. Pasiūlymas naujiems žaidėjams tiesiog žaisti pirmą patį veikėją, susikurti su viena knyga, tai yra su standartiniam rasėm, nelyst į tą krūvą tekstų skaitimų, nebent labai jau norite. Neapsisunkint, o paimti iš pradžių tai, kas jau yra duota tas standartinis variantas ir pasiskaityti, kaip ir sakai, nereikia visos knygos skaityti, mažai kas iš žaidėjų skaito pilnai visos knygos, nes tas skaitimas prasidės vėliau, kai tu žaisi, nes pastovi taisyklės reikės tikrinti. Tai pačiai pradžiai aš galvojau, reikėtų pasiskaityti tik tais apie savo rasę, apie savo klasę, ką jinai duoda ir kokie yra pavyzdžiai tavo istorijos, kaip veikėjo ten tavo tie vadinami backgroundai. Aš galvoju, tu toliau rimuosi, pirmą sakai, apie rasę, apie klasę, tada žaidėjas vardu Vasė. Žinai. Gerai, tada gerai, paimkim Player's Handbook, pasimkim mane, turime tada gerai, mes turime Humaną, Half Alpha, ten daug variantų. Dar dvorfai jo. Ir bent jau man taip, nukrito, dažnai nukrenta, mano sakant, aš pats iš tikrųjų gal nemeluoju, aš pats motivavau, kad Humanus rinktųsi.
Nu, bet sakykime, išsirenka vis tiek žmonės nori žaisti už humaną. Nu, tai paprasčiausiai, arčiausiai savo variantą. Tu manai, čia baisi nuodėmė. Ar reikėtų paskui į bažnyčią eiti? Ne. Bažnyčiai eiti. Nu, D&D, su D&D geriau bažnyčiai, žinok, nesibaigs gerai. Prieš D&D dievus atsiprašinėt. Ne, aš manau, čia nėra jokios nuodėmės, kad žaidėjas norės žaisti už žmogų, nes vienas dalykas, kuris iš tikrųjų padeda žaidėjams, ypač pirmą kartą žaidžiant, susikurti veikėją ir paskui vaidintą veikėją, priiminėti sprendimus kaip tas veikėjas. Aš manau, tas dalykas, kad kai jie kūrė veikėjus, jie kūrė save. Nešokim į 6 temą. Nešokim į 6 temą. Nu, prie to mes dar grįžim, tai trumpai tada, kad bando kurti, jiems yra lengviau save kurti. Todėl, aišku, kad jeigu žmogus atidaro, jis pasižiūri tos paveiksliukus ir jam niekas nelabai patinka ir jis nori būti žvalkum, tai čia viskas yra ko puikiausia. Nes žmonės vėlgi, tai yra žmonės, tai yra rasė irgi, už kurią galima žaisti ir už kurią galima įdomu žaisti, nebūtina būti tiflingų, kurio ten tėvai pardavė savo sielą šetonų ir dabar tu už tai turi mokėti, arba ten Dragonbornas, ta prasme, nebūtina būti egzotinio, kad būtų įdomu žaisti. Galima ir už paprastą žmogų žaisti, kad būtų įdomu. Svarbu, kaip tu už jį žaisi. Aš netgi matau nemažai pliusų, žinai. Pavyzdys, man net jau kas patinka, tai be to humano, kaip sakai, races features, variant humans, noriu pabrėžti. Tai yra dar toks niuansas, kaip humanai nemato tamsoj. Aš šitą vėl ten daug kartų būna užsimiršti, aš neveikėjai ir panašiai, bet iš tikrųjų būna tenka dažnai, kaip sakai, netgi pačiam pavadinime yra požymiai ir slibinai Dungeons & Dragons. Tai kad nemažai kombato tradiciškai bent jau vykdavo kažkur po žeme. Po žeme kažkokiam tais, ne Rusija, o kažkokiam tai požymiai, ar šiaip kalno viduje kažkur tamsuonė. Tai šitą irgi vėl gali išnaudoti. Tai kiekviena klasė ir kiekviena rasė turi savo tos plius minus, kurie irgi yra aprašyti labai aiškiai. Player's Handbook'e netgi ten smaro su pavyzdžiais visais, kaip galima žaisti. Taip, jeigu mes kalbam apie tą mechaninį dalyką, kaip kurti veikėją, tai aišku, tai yra mechanika ir ten padės ir tam tikros rasės turi savo stiprybių, sakykim taip. Bet jeigu kalbam mes grinai iš vaidybinės pusės, tai aš nemanau, kad ta rasė labai kirsis, nebent labai minimaliai. Matai, šitą vietą aš manau, kad gal priklausytų jau darbas pagrindė nuo DM, kaip pas į pasaulį, kaip pas į pasaulį, taip, yra reaguojama į tam tikros rasės atstovus. Tai šitas dalykas gali įtakoti, bet vėlgi čia kalbant, bet jeigu mes bendrai žiūrim iš vaidybinės pusės, tai aš manau, kad nelabai didelį skirtumą padaro, ar tu žaidi už žmogų, ar tu žaidi už pusiau orką. Viskas priklausys nuo to, kaip tu jį žaisi. Šio klausimu tu turi 3 taip. 3 taip. Aš, kitas geras į tą įžengiam šitą dalyką ir prieš tai užsiminėjai apie mes vis dėlto žaidžiam komandą. Yra, bent jau keli žaidėjai dažniausiai per stalą, sakykim, dažnai 3-4, netoks yra kaip ir vidurkis, sakyčiau. Ir tai yra tokia plonytė riba, kurio nėra galbūt naujiem, ypač, sakyčiau, motyvuotiem, Critical Role ar ten dar kažkokio tais kito kontento pasižiūrėjusiam žaidėjam yra perlipti iš to tokio komandos žaidėjo ir gero roleplay į pagrindinį veikėją ir staiga, žinai, kažkodėl galvoti, kad čia aplink tave sukasi viskas. Tai ar teko? Šitas dalykas taip teko man pačiam matyti. Kartais būna, kad ir žaidžiant, kaip pats žaidžiau, tai buvo toks aišku momentas, kad čia aš geriausias, ne? Aš ir taip visą laiką galvoju, ateina, sėdu, kad aš galvoju, čia aš geriausias. Ką čia jis daro? Niekam neįdomu, kad tas tiflingas nori. Vėlgi, kitas dalykas, kad ką aš galvoju, matai, šitas dalykas, taip, jisai krenta kaip ant žaidėjų, bet iš dalies labai dar priklauso nuo video. Jeigu DM-as jisai leidžia arba koncentruoja visą savo dėmesį, sakykim taip, yra stalas, nauji žaidėjai, tarkim, mane, ir vienas iš žaidėjų yra drąsesnis nei kiti žaidėjai. Ir aišku, tas žaidėjas, jisai pagrindė daugiau ir šnekės.
paprastas pavyzdys, aš atsimenu pas mus Klaipėdos tam stalo žaidimo klube, kai buvom, kažkada prieš vienam žaidime atėjau pažaisti, ne kaip vedėjas, tiesiog būtent kaip žaidėjas, ir taip gavos, kad prie mano stalo pagrinde buvo visi naujokai atėję. Kai kurie žaidėjai mane jau pažinojo ir žinojo, kad aš turiu patirties šitam žaidimui. Ir kai mes pradėjom žaisti, visi atsisuko į mane ir žiūrėjo ir laukė, ką aš pasakysiu, ką man reikėjo pasakys. Maždaug tą ir darys. Automatiškai, kaip ir stalas, mane kiša į lyderio poziciją. Tai nepatyrė žaidėjas, jisai aišku paims tą vaidmenį, tą sceną savo pasiims ir jisai žais vienas. Ir va čia yra DM tas, aš manau, darbas, kad tu duok tam žaidėjui to laiko ant tos scenos, kad jisai žaistų, save parodytų savo veikėją, bet nereikia pamiršti ir apie kitus žaidėjus, apie kitus veikėjus. Tu turi bandyti juos įtraukti į tą, į žaidimą patį. Ir iš žaidėjų pusės, kaip taip galima daryti irgi, nepamirškit, kad taip, jūs gal ir turit daug ką pasakyti, parodyti apie savo veikėją ir panašiai, ir jūs norite tai padaryti, bet nereikia skubėti. Viską, ką jūs norit pasakyti, parodyti, jūs parodysit, duokit ir kitiems žaidėjams. Man teko, mano atveju, aš turėdavau, aš nepriminėdavau sprendimų, bet aš traukdavau kitus žaidėjus, ypač naujokus, klausydamas, kaip mano veikėjai, jinai klausdavau, ką mano kiti veikėjai, kokios jų mintis, jų planai ir panašiai. Aš aktyviai bandydavau traukti tos žaidėjus, kad jie nesėdėtų ir stebėtų, ypač kaip pirmą kartą ateina žmogus žaisti. Aišku, suprantu, žmogus gali būti drovus, jam gali būti baisu prieš, žinai, tas, kaip sakoma, scenos baimė, nes iš esmės mes kaip ir mažą tokią padarom sceną, kur žmonės vienas prieš kitą vaidina. Ir gal žmogus tiesiog bijo pasisakyti, bet reikia bandyti po truputėlį tokius, leisti žmonėm duoti tą galimybę. Ir kalbant apie tą, žinai, pagrindinį veikėjo sindromą, jis yra negeras dalykas, nes tada visas dėmesys nueis į vieną žaidėją ir kiti žaidėjai, kuom baigsis viskas, kad arba sėdės klausysis geriausiu atveju, blogiausiu atveju sėdės telefonuose, nebeklausys, kas vyksta, ir jam patruputėlį taps nebeįdomus žaidimas ir galiausiai nustos žaisti, nes jiems nebeįdomu. Aš taip manau. Jo, aš tai tavo čia visiškai pritariu šito klausimu. Palinksiu galvą ir visą kitą, nežinau, kepurę pakeliu. O dabar, ką aš dabar dariau, labai geras sindromas buvo. Na, aš tau leidau pabūti čia. Leidai man. Kartais reikia leisti, žinau, kad pasireikšti tam, kuris nori pabūti truputį pagrindinių veikėjų. Taip, bet reikia kontroliuoti šitą dalyką. Jo, ir jeigu, žinai, kaip sakai, čia, kad mes du esame, du žaidėjai, sakykime, dievo neturėjom, kuris pertrauktų vieną iš mūsų. Taip. Nesakysiu, ką pirš nerodysiu, kad čia užsišnekėjau. Bet ne, visiems būna. Ir būna pats save pagauna, arba būna grįžtų po sesijos ir tai blemba. Galbūt čia reikėjo pabandyti įtraukti tą ir tą. Ir visą laiką verta paklausti. Galbūt, sakyti, aišku, priklausoma, kiek tas stalas vienas kitą pažįsta, žinai. Mūsų atveju mums tokia labai pasiseka, kad mes turime dėl to, gal turime, žinai, nelabai nori ir skubiai pridėlinėjai naujų žmonės, nes mes jau esam susižaidę, mes jau žaidžiam ganėtinai ilgą laiką kartu, vienas kitą pažįstam, dėl to, žinai, nieks ten nieko labai ten kažko neslepia, nei manau, kad už akių ten kažką labai kalbinė. Tai... Taip. Dabar aš atakai. Tai jo, tai va, aš irgi teko, sakyti, ypač atsimenu, kai su Gromu žaidžiau, tai visą laiką stengdavausi ypač Martyną, žinai, prakalbinti Ebrą ir prakalbinti, žinai, ir priminti jų ekspertizę, ne, pavyzdys, ne, eiliniais, ant pavyzdžių gali duot, esat miške, kažko ieškot, tai paklausyt rangerą, žinai. Ar jeigu jisai tyli sėdi, žinai, ir nes, tu galbūt kaip labiau patyręs, arba galbūt tiesiog daugiau tiesiog, žinai, daugiau apie tą klasę, gali užsiminti, žinai, ar matai kažkokias ten pėdsakus, arba galbūt, žinai, šitą mišką pažįsti, kur ten, žinai, ant klausimų, ką tu gali daryti, ir kaip tu gali bandyti kitą veikėją įtraukti į istoriją. Netgi jeigu tavo arka, ne, vedasi. Kaip pavyzdys, kai tu atsimeni vadytinais, kelie mums ten buvo maišys ant arką, mano, Kiprą neatsimenu, bet esmė, kad vis tiek vienas ar kitas veikėjas kažkaip dalyvaudo to veikėjo, kieno arkoje. Jo istorijoje, taip. Jo, nes kitaip bus, kad gausis realiai, kad ką mes taisės tada iš čia atėjom dalyvauti. Taip.
tu gali tiesiog pasikviesti vieną tą žaidėją ir tu vat, su juo ir žaidži. Taip, aš sutinku, nors ir arkai yra kažkokio veikėjo, jeigu vedėjas sugalvojo, kad jis dabar dėmesį skirs istorijai vieno žaidėjo, vis tiek turėtų visi būtų traukti. Prasme, tiesiog tas veikėjas, jis gaunasi kaip pagrindinis veikėjas, bet pagrindinis veikėjas nieko nepadarys be papildomų antrinių veikėjų. Tai čia labai paprastai, čia visas ir žaidimų pavadinime. Vaidybinis žaidimas, ne? Kai vyksta kažkokia scena, kažkas vaidina, būna galbūt momentai, kada ne, tas, kaip sakyt, šviesa ant vieno veikėjo ir jis turi kažkokį monologą vienas, bet netgi jeigu visa istorija sukasi aplink kokį, nežinau, Simbadą ar dar kažką, vis tiek yra ir kiti kapitonai, kiti veikėjai, kurie tame dalyvauja, žinai. Nes tai nebūtų vaidyba, jeigu nebūtų šalia, žinai, kažkaip tų ekstras, tai vadinama, ne? Bet šiuo momentu net nėra ekstra, jie tiesiog yra laikinai antram, galbūt biški plane, šiek tiek. Bet neturi persimti to. Tai, čia šitą dalyką kaip gerai, kaip iš žaidėjo pusės. Šitą dalyką žaidėjo pusės tu turi jausti ir tai užtruks. Taip pat ir DM pusės užtruks dar ilgiau pajusti, kaip viskas prie stalo vyksta. Taip, aš čia sutinku su šito, kaip žaidėjui, toks, aš sakyčiau, visada stengtis. Taip, aš kaip žmogus turiu tokią problemą, nuo vaikystės turėdavau, kai jeigu aš kalbėdavau apie kažką, kas man iš tikrųjų yra įdomu, aš galėdavau kalbėti valandom ir be sustojimų ir neleis niekam kitam kalbėti. Mes išgirdom visi. Išgirdom šitą visi, tai, bet čia aš dar save kontroliuoju. Tai vat, tas dalykas ir yra, aišku, sunku yra save kontroliuoti, bet reikia pasistengti, prisiminti tiesiog, kad jūs nevienėsit prie to stalo. Stebėt save. Tiesiog reikia stebėti, kaip leisti kitiem pasakyti. Nes kartais būna, kad irgi, kaip tu kitaip sužinosi savo draugelio veikėjo istoriją, jeigu jisai tylės visą laiką. Jo, šitą tas žaidimas, atsinkim, kad čia mes tikriausiai vos net didžioji dauguma, kurie susėda prie stalo ir introvertai, kažkaip sugebėjo išeiti iš namų, nes dabar čia galės pažaisti už orkus, elfus ir dar kažką ir pabūti ne savimi. Nu tai leiskim jiems pabūti ne savimi, žinai, turbūt kažkur įsijungti ir jeigu aišku, būna ten tokių labai sunkių retų atvejų, kur, daryk, ką nori, kažkam reikia imtis to lyderio pozicijos, ir dažnai būna šito lyderio pozicijos. Bet lyderio pozicija, tai yra atsminka, čia yra lyderis, o ne viršininkas, tai jisai nereiškia, kad kitų neįtraukia. O taip. Bet čia mes kalbam jau žaidimo metu. Aišku, visada reikia dar atsiminti tokį dalyką, aš kas galvojau, kas būtų, čia mes kalbam apie tą roleplaying, kas yra geras, ne? Tas geras. Dar dalykas, nepamiršt, kad yra veikėjai ir yra žaidėjai. Ir kai tu priimi kažkokius sprendimus arba tu kažką darai žaidimo metu kaip veikėjas, ypač bendraujant su kitų žaidėjo, visada atsiminkit, kad jūs bendraujat su kitais veikėjais. Ir, nereikia į asmeniškumus lysti ir nereikia galvoti apie tai, žinai, kad jeigu čia pasakė man, tai, pavyzdžiui, tu būtum nesutikęs su manim dėl kažko tavo veikėjo su mano veikėjo ir tu man pasakytum tai, kad aš negalvočiau, kad tu man asmeniškai sakai, tai tu sakai mano veikėjui. Šiaip dažnas dalykas, kad žmonės priima asmeniškai. Jo, ir čia būtų gal ir geras tas roleplayus atsimint, kad žaidėjas ir veikėjas yra du skirtingi dalykai. Ir todėl tai, ką priiminėja veikėjas, yra jo sprendimai, žaidėjas nors ir priima, bet jisai galvoja kaip savo veikėjas, turėtų galvoti kaip savo veikėjas. Ir jeigu ribą peržengia, kur būna irgi kartais. Taip. Bet aš manau, dar yra niuansas, aišku, kitas, kad kartais reikėtų pasikalbėti su žaidėjais vienas su kito, jeigu tu nori kažką padaryti. Nes čia grįžtant gal prie pačio pirmo mūsų to pirmųjų žingsnių. Prie pirmųjų žingsnių. Ir tu minėjai apie tą nulinę sesiją vadinamą. Aišku, šitas dalykas labiau eina iš vedėjo pusės, bet labai kartais gerai, ypač jeigu yra nepažįstami žmonės prie stalo, apsitart, kokios temos yra, sakykime, tabu tam tikriem žmonėm, apie ką galima kalbėti, gal kažkokios yra temos, nes vis dėlto tai yra vaidybinis žaidimas, ko yra jo žavesys, kas man patinka, tai kad tu gali kelt temas pakankamai
sunkios ir stiprios, tą patį vergyją, išnaudojimas žmonių ir panašiai. Bet gali būti žaidėjų, kuriems tokios temos yra, sakykime, per sunkios ir jie nelabai gerai jaučiasi. Tai va, tu turi žinot, netgi kaip žaidėjas, kas sėdi prie tavo stalo. Va, ir kaip tu sakei, mums lengviau yra, nes mes pažįstam vienas kitą ir mūsų draugų ratas, todėl mes jau maždaug žinom, apie ką mes galim tarpusavį kalbėti, iš ko juokauti ir panašiai. Bet jeigu jūs ateinat prie stalo ir ten yra nepažįstamų žmonių, būtų gerai juos pažinti ir sužinot, apie ką jūs galit kalbėti, nes galit netyčia priversti žmogų pasijausti negerai prie stalo, o mes atėjom žaisti, susirinkam tam, kad pasijaus gerai, kad pamirštų apie mūsų kasdieninį veiklą, kasdieninį darbą ir gyvenimą ir keliom valandom pasinerti visišką fantazijų tą pasaulį mūsų naują išgalvotą. Jo, aš sakyčiau, jeigu atini kaip žaidėjas, kaip sakyti, to diemas nepadaro, su nulinė sesija, neaptarinu, tai būtinai gali, jeigu išeina persvers prie tą savo vidinį nerimą ir nenori nieko konfrontuoti, tai galbūt paprašyk, žinai, ir nebūtinai prie visų kažkur, kad galbūt supažindintų arba susodintų visų, kurėtume aptarti dalyką, nes vis tiek visi mes kažkokias tai galbūt ribas turim daugiau mažiau ir jeigu tenka ieškoti, kaip sakyti, tą stalą kaip žaidėjai naujam, nes tų variantų galbūt nėra labai daug, bet yra. Ir labai svarbu atrasti tą savo stalą, nes iš tikrųjų iš šitų dalykų, kur mes šitos žingsnius visus, kurias mes paminėjom, jų nebus, jeigu stalas, kur tu sėdi, tau netinka. Taip. Ir jeigu tau netinka ir tau vienam netinka, visiems kitiems tinka, tada čia galbūt reikia priimti, arba pašnekėti, pirmą reikia pašnekėti su dėmu. Ir tik paskui priimti kažkokį pačiam sprendimą, jeigu dėmas to negali išspręsti. Taip, ir dar vienas dalykas, aš gal, čia toksai šiek tiek gerai, tokia liūdnesnė tema, bet jeigu jau pradedat žaisti ir jums atrodo, kad kažkas nėra negerai, arba jums kažkas netinka, žinokit, geriau gal nežaisti, nereikia save versti, jau geriau iš viso nežaisti, nei turėti tą žaidimą, bet labai blogą tą patirtį. Jo, nes kitiem jausis ir pats aš, galbūt tada kitų variantų yra netiesiog. Dabar aš tave, kaip tu mane pertraukiniai. Taip, bet aš galvoju, gal šitą temą, gal apie tą dalyką, žinai, ar verta sėdėti prie stalo, kai tau ne visai patinka žaidimas, gal... Aš galvoju, tu čia pirmą apie kažkokį kitą veiklą prie stalo sėdėjai. Ne, aš apie tai, kad ar verta žaisti, žinai, gal galim šitą diskusiją padiskutuoti. Jo, čia manau, čia galim kitą... Aš, žinok, dėl kito norėjau paklausti. Apie backstory. Tvarsime apie tavo istoriją, veikėjo prieš istoriją. Tai, žinai, toksai, kaip tu manai, ar tau, kaip DM-ui, ar tau reikia labai išsame istoriją turėti veikėjo, kad tau žaidėjas atneštų, ten, nežinau, 10 A4 lapų iš abiejų pusių surašyto veikėjo istoriją nuo jo gimimo iki momento, kai jis pradėjo keliauti, ar tau užtenka ten vieno lapo, tokius, esminius dalykus apie veikėją. Aš norėjau sakyti, ar tą, kai perrašyk savo, ką? Ne, aš sakyčiau, man yra smagu, jeigu yra pora kabliukų, už kurių galiu užsikabinti. Jeigu yra pora kabliukų tokių įdomesnių, už kur galiu užsikabinti, paprasčiausias faktas, mano veikėja atrado ten kažkur sudegusi, mieste, kur nebuvo miesto, nebuvo tėvų. Jis neturi tėvų, tai čia vėl, diemas gali už to užsikabinti. Manau, kad geras backstories yra, kai palieki pakankamai informacijos diemui, apie ką dirbti. Tu gali, jeigu nori, žinai, pasirašyti ant tokių... Aš manau, smulkmenos nėra įdomios ir jeigu jos neturi reikšmės, tai kam tu trauki jie backstory? Taip, aš galvoju... Nebent apibūdina kažkaip veikėją tavo, bet ir vėl, tu savo veikėją apibūdinsi geriausius žaidimus prie tavo. Tavo backstories nebus dabar čia. Tai hebra, aš visiems susiųsiu jums savo backstory, jūs visi perskaitykite ir suprasit, kas aš per veikėjas. Arba žinai, prasideda, kai dažnas klausimas, pristatyk savo veikėją ir prasideda, žinokit, mano tėvai mirė, aš atėjau iš ten ir panašiai. Jo, toks sėdi plaukai užkritę, juodėjo ant akių, kur groja liūdna muzika, auskarai lūpose, ausyse, nosį, pikta muzika, piktas ant viso pasaulio. Ir jeigu norit, aš savo veikėją, mano veikėjas taip atrodo, ir visiems nuotrauką tiesiog. Čia nebe backstory, visai nesusiję apie tai, ką kalbėjom, bet aš asmeniškai mėgstu labiau apibūdinti negu parodyti. Negu parodyti, ne? Jeigu gražus paveiksliukas, kodėlgi ne, šiaip aš už tą, bet jo, grįžtant prie priešistorės, aš, pavyzdžiui, irgi labai sulinkęs to, kad ir čia šiaip netgi naujiems žaidėjams nereikia, nes pasakysiu kaip vedėjas, kai man atneša
daugiau nei 3 lapai aprašymų apie veikėją, man jau per daug yra skaityti. Aišku, aš perskaitysiu, bet tau reikia. yra per daug. Nes kodėl? Nes jūs esat jūsų veikėjai, tai yra, jie pradeda savo nuotykius. Jeigu jūs jau sukūrėt istoriją, kad jūsų ten veikėjas, nežinau, jau buvo padaręs labai daug kažkokių žygdarbių, tai, kažkaip keistai atrodo, kad jisai pirmo lygio tada pradeda tą visą jūsų istoriją. Bet nereikia taip giliai, parašykit esminius dalykus. Galite susigalvoti, kur jisai gimė, kas jo tėvai, nebūtinai, kad jie mirė. Labai, šiaip, tas dažnas toks yra, tas, kaip jis vadinasi, klišė, kad tėvai neturi tėvų veikėjai. Ne, palikit tos tėvus ramiai, jie gyvena. Nužudykės per sesiją, dabar smenu. Taip, gal jeigu tu labai nori, kad tėvai mirtų, tai tegul tai yra žaidėjo, jūsų veikėjo, ne žaidėjo. Taip, bet užtenka tokių esminių dalykų. Kas veikėjas, iš kur jisai kilęs ir kokia jo motyvacija yra, kodėl jisai nusprendė palikti visą savo tą seną gyvenimą ir pradėti ieškoti nuotykių. Šitam dalykui ir manau ir bus porą kabliuko Gromo istorija buvo ganėtinai trumpai ir... Taip, pakankamai trumpai ir aiškiai. Ir iš tikrųjų, tu man palikai nemažai erdvės pačiam dakurt kažką. Aišku, šitas dalykas turėtų veikti, kai tu pasitikį savo DM, aš taip galvoju. Nes jeigu tu nepasitikį DM savo ir palieki jam daug laisvės, papildomai kažką sukurti su tavo priešistorė, gali būt, sakykime, gali tau nepatikti. Tai turėk, kaip sako, žinai. Tai tada turėk, jo, ir tada jau, aišku, žaidėjas darys pats. Bet jeigu jūs pasitikit savo DM, tai nebijokit palikti jam kažką galvoti už jumis, jūsų, tai yra istorija. Parašykit tai, kas jums yra svarbu, kažkokie faktai. O kaip su Gromu ir buvo, man visai patiko ta istorija jo, pakankamai paprasta, kad tas konfliktas sūnaus ir tėvo. Ir paskui tu man palikai vietos, kaip aš galėjau tą konfliktą labiau išplėtoti. Jo, ir kaip tyčia mano antro veikėjo konfliktas irgi yra sūnaus ir tėvo. Taip, kaip čia kažkoks patrinas. Kažką gal norėsi pakalbėti atskirai. Čia paskambučia gerai. Jo, paskambučia šitą. Pasilik dar 2 valandom. Bet grįžtant jau prie mūsų veikėjo, tai aš manau, kad kūrimo, tai ta istorija jūsų veikėjo turėtų būti, neturi būti labai išplėsta. Aišku, jeigu labai norit, rašykit. Visų pirma, pirmoje vietoje yra tai, kaip jūs norit, taip ir čia jūsų veikėjas. Jūs rašote su šitiem galbūt, kurie labiau sunkiau yra, tai kad nėra būtina prirašyti daug. Ir netgi gali palikti tiek pat, kiek kaip Talisnas parašė Critical Role, mano veikėjas atsivūdo karste. Viskas, visą kitą paliko Dievą. Čia visiškas pasitikėjimo aukščiausias lygis tikriausiai tarp... Jisai pasiruošęs priimti viską, ką jam duos vedėjas. Aišku, čia gero roleplayer. Taip, aišku. Tas ateina su patirtimi jau laikas. Iš karto gal nepatarčiau aš taip drastiškai. Aš manau, šią 5 temą skipinsiu, nes šią apie status tai nelabai susijęs su roleplay. Nors gal susiję, bet gal grįšim prie to, nes manau, kad 6 yra šiek tiek svarbesnė. Tai panašumai tarp veikėjo ir žaidėjo, kur mes čia buvai trumpai užsiminęs apie šitą temą. Ir aš manau, kad aš pradėsiu šiek tiek pirmas, aš manau, kad svarbu, ypač naujam žaidėjui yra geras, netgi aš iš tikrųjų ieškau šiokių tokių, bent jau minimaliai kažkokių tais panašumų ar kažkur didu, ar gal man būtų paprašiau tiesiog žaisti už tą veikėją. Aš nesu visiškai, kaip sakyti, profesionalus teatro aktorius ar šiaip gimęs labai talentingas tame dalyke, bet galbūt Gromas buvo panašesnis į mane, nes ne, irgi ten backgroundas, jo tenai susiję žinios, ten kažkokios ir panašiai. Bet tikrai padeda, manau, kaip naujam žaidėjui, tai kad tu gali pritempti save kaip žaidėją prie veikėjo. Ir bent jau siūlyčiau tai daryti, ypač naujiem. Rekomenduočiau. Nesiūlyčiau, rekomenduoju. Taip, aš aš kaip ir minėjau, pats pirmas veikėjas, netgi ir mano pats pirmas veikėjas, kurį aš kažkada sukūriau,
vis tiek jisai turėjo tam tikrus bruožus pagrindinius, mano bruožus. Ir man buvo lengviau, man buvo aiškiau priiminėti sprendimus, nes aš žinodavau, kaip tas mano veikėjas priiminės, nes aš žinodavau, kaip aš priiminėčiau. Irgi buvo pliktelėjęs? Ne, tada aš dar turėjau plaukų, tai dar buvau jaunas. Tai vat, bet laiku ateinant, tu gerai pasakėjai, nesam mes aktoriai. Ir tas lygis, kur kartais mes matom YouTube'ai, tas pats Critical Role, nereikia pamiršti, kad jie vis dėlto yra profesionalūs aktoriai, kurie žino, kas yra improvizacija ir kurie turi labai didelį patirtį šito dalyko. Ir todėl jiems tas lengviau yra taip, vaidinti savo vaidmenį, tą savo veikėją. Paprastumui visada sakau, galvokit, kurkit savo veikėjus, kad jis būtų panašus šiek tiek į jumis. Nebent jums iš tikrųjų pavyksta tai padaryti ir jūs svarbu, kad jums patiktų tas jūsų veikėjas, nes jeigu veikėjas pradeda nebepatikti, tada... Čia aš užšoksiu į priekį truputį, jo, ne į priekį, ant viršaus, papačią, nežinau. Jo, tas teisingai, žinai, visus mes ką išvardino punktus, backstories, ten dar kažkas, rasė, klasė, taip toliau. Pirmoje vietoje yra tai, kad tu pasirašai ir galvoji, jo, čia šitą turėtų būti smagu žaisti. Čia yra viskas pirmoje vietoje. Jeigu dėmai, aišku, tai tinka, tai davai, kaip sako, varom, ane? Taip. Jo, šitai. Kaip skai? Tai vat, ir pamirščiau aš savo mintį, kažką norėjau pasakyti apie tos panašumus. Taip, kaip ir sakiau, tu tiesiog pasidarai veikėją tokį, kuris, jeigu tu pirmą kartą žaidi, tai visada, mano tokia irgi rekomendacija būtų paimti kokius 1-2 bruožus, kad būtų panašus į tave ir tada jau tau bus lengviau spręsti, priiminėti sprendimus ir panašiai. Jo, ir dabar toks trumpas baigiamasis, nežinau, kaip pasakyti, punktelis humoristinis. Tai va, jeigu truputį prie mechanikos, ne, metėm to status, tikriausiai metėm, labai dažnas dabar pamėgtas dalykas ir neiškrito man. Gerai, norėjau geriau, tai man dabar ką dabar ūkininku būti? Matai, va šitai vietoje aš taip pasakysiu, žaidimas, šiek tiek dabar apie mechaniką, jeigu atsitraukiant, savo pagrindinius tos status vadinamus. Atsiprašau, stop. Nenori žaisti ūkininkų, jeigu klausotės. Tai nėra bloga profesija. Mes nenorim iš tikrųjų žaisti ūkininkų, tai kalbant apie status, tai jūsų jėga, ištvermė, ten vikrumas ir panašiai, jūs galite juos nuspręsti 3 būdais, oficialiai kaip leidžia žaidimas. Arba jūs įmat standartinius skaičius ir sudėliojat kaip jums reikia, arba metat kauliukus, ką mes mėgstam daryti, arba ten yra tas taškų pirkimo sistema, kuri man asmeniškai nepatinka visiškai. Ne tą aš turiu minėję. Aš kalbu, meti statusą, ne, ir prastai tau sukrito, ką dabar, žinai, ar čia pasaulio pabaiga dabar man? Aš taip darau visą laiką, nes žinau, kad man kaip vedėjui ir žaidėjui paskui būna kartais toksai liūdesys. Jeigu žaidėjas patyręs, aišku, jam tie statai nelabai svarbus yra. Jam užtenka vieno stato, kuris yra normalus ir jisai galės žaisti vis tiek už tą savo veikėją, bet vis dėlto žaidimas yra komandinis ir jūsų veikėjai turi padėti komandai. Tai jeigu jūsų statai yra visiškai blogi, ten, nežinau, aukščiausias +1, +2 statas, 12-14 ir daugiau tu neturi, visi ten pas tave 0 ir minusai, tu iš esmės tavo veikėjas yra tragedija, jo. Aš todėl visada žiūriu į vidurkį, čia mano tokia sistema, į modifikatorių vidurkį, jeigu jis yra daugiau nei +5, be rasės papildomų priedų, aš žaidžiu su šitais statais. Nes kaip, pavyzdžiui, tas, jeigu imt duotus jau skaičius, tai vat, jeigu tu juos pažiūrėsi, man atrodo, ten kaip tik ir išeina +5, gal +4 be rasės papildomų tų bonusų prie stato. Ten vidurkis modifikatorių gaunas. Jo, kažkas tokio. Tai yra ne vidurkis, o suma.
modifikatorių, man Aš atrodo. supratau. Tai va, tai jeigu mažiau nei +5, aš tada jau, aš pats asmeniškai nežaičiau, bandyčiau, arba tada jo, kaip sakydavo, parašai, kad tavo veikėjas mirė nuo ūkininkavimo ir kurį naują veikėją. Arba jeigu DM'as labai, jeigu DM'as labai geras, tai gal leis permest statusą, arba jau tada pasimtus vidutinius, ne vidutinius, tos jau fiksuotus. Jo. Ir manau, šitą kaip ir sakyt, baigiamasis, dar antras baigiamasis jau. Antras baigiamasis. Vat įdomu, žinai, kas klausė, tai kas dar mes patys planai nusprendėme, bet tai įdomu, žinai, tiesiog kas jums įdomu, ar labiau žaidėjo, ar kas per auditoriją, ar žaidėjo, ar iš demo pusės, kur daugiau klausimų kyla, tai rašykite komentaruose. Taip, užklauskite, atsakysim. Taip pat, jeigu kyla klausimų dėl mechaninės pusės žaidimo, nes vis dėlto, nors mes ir kalbam apie vaidybinę pusę, čia yra žaidimas, jis turi savo mechaniką. Ir mes apie tai irgi turim nepamiršti. Ir aš manau, gal kokiom temų, per kokį podcastą mes pakalbėsim ir apie mechaninę dalį žaidimo. Tai jeigu turite irgi kažkokių klausimų, tai uždavinėkit. Pabandysim juos atsakyti. Jei ne komentaruose, tai gal kitam mūsų pokalbį. Viso.